Du įsitikinimai. Tiesiog dabar ramiai pagalvokite apie vieną. Man pinigai gaunasi sunkiai. Įsivaizduokit, kad jis nusėda kažkur giliai, tačiau jisai stiprus ir veikia iš giliai jūsų mintis, jūsų emocijas ir jūsų veiksmus. Kaip sieksite kažko, jeigu bus viduje toks įsitvirtinęs tikėjimas? O dabar pagalvokite apie kitokį tikėjimą. Pinigai darosi paprastai arba pinigus uždirbti lengva. Ir pagalvokite, jeigu tai būtų tikras tikėjimas, patvirtintas jūsų patirtimi ir kažkur sėdėtų jūsų viduje giliai. Ką veiktumėt? Kaip keistųsi jūsų mąstymas? Kokią veiklą užsimtumėt? Kaip bendrautumėt su kitais žmonėmis? Tiek su artimais, tiek su tais, su kuriais turite reikalų. Kaip keistųsi jūsų sprendimai? Kiek daug pasitikėtumėt arba nepasitikėtumėt vieno ar kito atveju žmonėmis? Pagalvokit, nes kartais neįsisąmoninti įsitikinimai, kurie yra mūsų viduje, tiesiogiai veikia mūsų rezultatus ir verta juos išsikrapštyti ir netgi pakeisti.